Labas vakaras, krepšinio gerbėjai, ilgai laukiame šio momento. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris pradeda naująjį Eurolygos sezoną, pradeda atsinaujinęs ir gerokai sustiprėjęs. Senokai tokios galingos sudėties neturėjo Kauno Žalgiris, turi labai ilgą atsarginių žaidėjų suolelį, turi būrį aukščiausio lygio atlikėjų ir tikimės, jog pagaliau žalgiriečiai peržengs top 16 etapo barjerą ir pateks į atkrintamąsias varžybas. Aišku, pirmiausia, reikia įveikti pirmąjį etapą, o C grupėje susirinko labai rimta kompanija. Tai ir Barcelona, ir Atėnų Panathinaikos, Izmiro Pinar Karšijaka, Krasnodaro Lokomotiv Kuban ir šio vakaro Žalgirio varžovas, Lenkijos čempionas Zelionos Guros Stelmet klubas. Sašo Filipovskis ką tik buvo jūsų ekranuose, sumanus jaunas 41 metų strategas, treniruojantis Lenkijos čempionus. Taigi šiandien jau ką tik baigėsi šioje grupėje vienas mačas. Pačioje rungtynių pabaigoje Krasnodaro Lokomotiv Kuban įrodė pranašumą prieš Atėnų Panathinaikos 81-70. Tai, kad ši grupė labai stipri, įrodė ir vakarykštis mačas Turkijoje, kur Turkijos čempionai Karšijakos krepšininkai nugalėjo Barceloną. Taigi Žalgiriui tikrai bus nelengva, tikriausiai nebus lengva ir šiandien, nors daug kas klijuoja Zelionos Guros komandai outsiderės etiketę šioje grupėje, tačiau komanda tikrai nėra bloga, tikrai nėra skysta, turi tikrai gero lygio, pirmiausia, perimetro žaidėjų ir Sašo Filipovskis suteikia daug laisvės antrosios linijos krepšininkams, leidžia improvizuoti, tuo jis turbūt kažkiek skiriasi nuo buvusios didžiosios Jugoslavijos krepšinio atstovų. Be to, Zelionos Guros krepšininkai labai gerai meta iš tolimų distancijų, įskaitant ir daugumą aukštaūgių, kurie neretai su savo mažėliais atlieka pick and popą, tai yra pastatė užtvarą, nejuda krepšio link, o atšoka arčiau tritaškio linijos ir meta iš toli. Čia Gintaras Krapikas šiandien bus priverstas verstis be Simo Sandervenės ir Vytenio Lipkevičiaus, kurie yra traumuoti. Kuo dar išskirtinė yra Stelmet ekipa? Stengiasi labai agresyviai ginti, stengiasi perimti daug kamuolių, tuo būdu šiek tiek ir rizikuoja ši komanda. Stengiasi bėgti į greitą puolimą, esant menkiausiai galimybei, tačiau jeigu greitasis puolimas nepavyksta, Sašo Filipovskis akcentuoja gana ilgą kamuolio laikymą iki tikro metimo. Tai dabar jis jūsų ekranuose. Anksčiau dirbęs Liublianos Olimpijos klube, taip pat ir Lokomotyvo komandoje Rusijoje, beje, ten jam nepasisekė, ten jų pakeitė Kęstutis Kemzūra. Ir netrukus mačas prasidės, mačo teisėjai serbas Milivoje Jovčičius, Panajotis Anastopolos iš Graikijos ir Ersanas Kartalis iš Turkijos. Taigi, Zeliona Gura ir Žalgiris. Labai smarkiai pasikeitė Stelmet ekipos sudėtis palyginti su praėjusiu sezonu, kai komanda žaidė Europos taurės varžybose, beje, žaidė labai nesėkmingai, net nepateko į antrą etapą. Grupės turnyre laimėjo vos 3 rungtynės iš 10 ir čia Žalgirio starto penketas jūsų ekranuose. Kalnietis, Ulanovas, Sujukas, Seibutis ir Jankūnas. Šiek tiek keista, jog yra, matome, daug tuščių vietų Hala Zeliona Gura arenoje, kurioje telpa iš viso maždaug 6000 krepšinio sirgalių, kai arena būna pilna, tikrai pragarišką atmosferą sukuria Stelmet komandos sirgaliai ir čia šie krepšininkai pradės rungtynes Lenkijos ekipoje. Laimėjo Lenkijos
Super taurės varžybas Stelme, taip pat laimėjo ir pirmasias rungtynės Lenkijos čempionate, kai sutriuškino Košalino komandą. Na ir Košarikas diriguos Stelmet žaidimui nuo rungtynių pradžios. Na, jau galima jį pavadinti veteranu, tikrai įveikiamas varžovas Kauno Žalgiriui. Tačiau prisiminkime, Žalgiris jau daug metų, daug silpniau žaidžia išvykose nei savo žiūrovų akivaizdoje. Tuo tarpu Zelionos Guras komanda atvirkščiai, kur kas solidžiau rungtyniauja savo arenoje nei svečiuose. Kai po metų pertraukos į Eurolygą grįžo Stelmet krepšininkai, prieš 2 metus jie laimėjo Eurolygoje 2 rungtynes, į kitą etapą nepateko. Na, manau, būtų tikrai geras rezultatas Zelionos Guros klubui. Į komandą neužimtų paskutinės vietos grupėje. Sikeičia kamuoliais Lukas Košarikas ir Paulius Jankūnas. Ir netrukus šis mačas prasidės. Po šių rungtynių dar neikite miegoti, neperinkite kito kanalo, jums parodysime dar vieną intriguojantį Eurolygos mačą. Milano Emporio Armani susitiks su Vitorijos Laboral Kuča, o dabar tylos minutė. Dziękuję. Taigi tylos minutė buvo skirta pagerbti garsų krepšininką Neitą Hoffmaną, amerikietį, kuris anksčiau atstovavo Tel Avivo Maccabi klubui. Su juo anksčiau yra laimėjęs Supro lygos turnyrą, dėja jis pralaimėjo kovą Vėžiui ir mirė Neitas Hoffmanas. Didžiulė netektis, labai dėl to liūdna, kągi prasidėjo mačas. Ir pirmoji pražanga, ranką į viršų kelia Janas Vujukas. Taigi Janas Vujukas starto penkete, ant suolo Robertas Jeftokas. Be abejonės ir Jeftokas šiandien pasirodys aikštėje, su kamuoliu aikštės šeimininkai. Košarikas jau žengęs į 4-10, netoks greitas, netoks staigus kaip savo geriausiais laikais, tačiau tai labai kūrybingas atakų organizatorius, kuris turi taiklę ranką, rietokai veržiasi po krepšiu, nėra labai atletiškas. Tikėsimės, jog sustabdys į Žalgirio žaidėjai šį vakarą. Košarikas, jo metimas netikslus ir Renaldas Seibutis su kamuoliu. Edgaras Ulanovas pro galinę liniją ir čia pražanga Adamui Hricaniukui. Na, beje, Lenkijoje yra treniravęs Tomas Pačesas, Aseko Prokom komandoje yra treniravęs ir Přemyslavą Zamoiskį, dar vieną dabartinį Zelionos Guros klubo krepšininką. Na, o Kęstutis Kemzūra, kai dirbo Lenkijoje, yra dirbęs su Mateušu Ponitka ir Lukašu Košariku. Dvigubinama gynyba prieš Janą Vujuką. Gerai suvaikšto kamuolys, laisvas lieka Renaldas Seibutis, nepataiko. Na, Seibutis gal ir jaučia šiokį tokį kompleksiuką, jau mesdamas iš toli, labai prastai jis metė tritaškius Europos čempionate ir pirmieji taškai šiose rungtynėse 3-0 į priekį įsiveržia aikštės šeimininkai. Jankūnas ir pražanga. Pražanga prasižengė 14 numeris, rumūnas Vladas Moldovianų, 2,6 m ūgio žaidėjas. Komandos naujokas, beje, radikaliai pasikeitė Stelmet sudėtis, palyginti su praėjusiu sezonu, yra net 9 nauji veidai. Komandoje 4 Lenkijos rinktinės žaidėjai ir Janas Vujukas rezultatyviai baigė ataką.
Košarikas prie jo, prilipęs Mantas. Mateušas Plonytka, kylanti Lenkijos krepšinio žvaigždė, tačiau dabar klysta Lenkijos rinktinės žaidėjas. Mateušas Plonytkas buvo vienas svarbiausių Lenkijos rinktinės žaidėjų Europos čempionate, kur linkdavo po 9 taškus, atkovodavo po 4 kamuolius, atlikdavo beveik po 4 rezultatyvius perdavimus. Tai labai atletiškas, labai šoklus žaidėjas. Neblogai darbuojasi gynyboje, tiesa, nėra jis geras metikas, gali pataikyti iš tolimos distancijos, dabar prameta iš 3 taškų zonos Paulius ir rezultatas nesikeičia. 3-2 pirmauja aikštės šeimininkai. Gia Reynoldsas, vienas iš ekipos naujokų. Košarikas Reynoldsui. Reynoldsas lengvai prasiveržė pro Renaldą Seibutį, tačiau paskui įstrigo kauniečių gynyboje. Labai nerezultatyvi, nervinga rungtynių pradžia. Čia Lukašas Košarikas atstovavo Lenkijos nacionaliniai komandai praėjusiose žemyno pirmenybėse. Retokai žiūrėdavo į krepšį, vidutiniškai rinkdavo po 3 taškus per 15 minučių. Žalgirio derinys. Vilnietis Jankūnui, čia Ulanovas. Praunasi arčiau krepšio Edgaras, labai netikslus metimas. Ir baigėsi atakai skirtas laikas, kadangi kamuolys nelietė lanko. Žalgiris tikrai pagal sudėtį, jeigu žiūrėtume popierėje, stipresnė komanda, tačiau, aišku, tą pranašumą reikia įrodyti. Beje, Žalgiris Eurolygoje 8 kartus pradėjo turnyrą būtent svečių arenoje ir tik vieną sykį jį pradėjo pergalę būtent prieš Liublianos Olimpija ekipą. Senokai prieš 10-metį Lukas Košarikas pelnė taškus ir 5-2. Sibutis Vujuko užtvarą. Ulanovas Jankūnui. Mantas ir užmina šoninę liniją pagrindinis Žalgirio žaidėjas. Prasta pradžia Lietuvos čempionams. O halas Zeliona Gūra arenoje vis daugiau žiūrovo. Stinga ir tuščių vietų, tačiau atmosfera labai triukšminga. Beveik 4 minutės sužaistos pirmajame kėlinyje. Ir vos 2 taškus surinko svečiai. Gia Reynoldsas. Hricaniukas, vienas tų žaidėjų, kuris beveik nemeta iš toli, gali pataikyti iš vidutinio nuotolio. Reikia nusiraminti žalgiriečiams. Jaučia įtampa kai kurie krepšininkais, dėl to tai pirmosios rungtynės. Beje, Zelionos Gūros ekipos spalvos, balta ir žalia, taip pat kaip ir Kauno Žalgirio Košarikas. Sikeitė ginamaisiai žalgiriečiai ir kažkodėl Janas Vujukas atsitraukė be reikalo nuo Košariko. 7-2 solidžiai pradėjo rungtynes, šis patyręs žaidėjas. Jankūnas, klysta Paulius. Vėl buvo dvigubinama gynyba, greita kontrataka ir puikiai Renaldo Seibučio gynyba. Ką ir kalbėjau, esant galimybei, stengiasi greitai bėgti Lenkijos čempionai. Martynas Pocius aikštėje.
kas nesikliavo jam žaidimas Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Išsigydė traumas Martynas ir pats Gintaras Krapikas tikisi, jog bus naudingas komandai Martynas Pocius. Aišku, konkurencija šioje pozicijoje irgi nemaža ir atakuojančio gynėjo pozicijoje žaidžia Renaldas Seibutis ir, žinai, Olivier Hanlonas. Na ir Gintarui Krapikui, kur reikės pasukti galvą, kaipgi vis dėlto išnaudoti šią sudėtį. Gintaras Krapikas tikrai nenorėjo apsidrausti ir pats sakė, jog senokai Žalgiris neturėjo tokios galingos komandos. Jankūnas iš krašto ir kamuolys krepšyje. Taigi per 5 minutės žalgiriečiai buvo pelnę tik 2 taškus. Kol kas puldami kalnų neverčia ir Lenkijos komandos krepšininkai 7-4. Reinoldsas meta atsispyręs vieną koją, labai netikslus metimas ir pražanga. Adamas Gricaniukas nebuvo pakviestas į Lenkijos rinktinę, anksčiau ilgai žaidė šio šalies nacionalinėje komandoje. Šis galingo sudėjimo juodadarbis, vienas geriausiai besigydančių Zelionos Guros ekipos žaidėjų ir pirmoji pertraukėlė. Kas atrodo negali nusikratyti jaudulio kai kurie Žalgirio žaidėjai. Čia netikslus metimas, nepataikė Vladas Moldovianų. 2,6 cm ūgio priekinės linijos žaidėjas. Mėtys Jankūnų ir 2 taškai iš vidutinio nuotolio. 7-6. Bostas aikštėje, Zelionos Guros klube, šis pirmasis numeris. Neblogo lygio amerikietis, dabar sėkmingai prieš jį ginasi Seibutis, tačiau kamuolį atkovoja rumūnas Vladas Moldovianų, Rumunijos rinktinės žaidėjas. Geras perdavimas ir Paulius Jankūnas toliau griauna varžovų gynybą. 9-8. Pustas Gricaniukui. Matiušas Ponitka. Beje, Lenkijos supertaurės rungtynėse pelnė net 26 taškus, o Lenkijos čempionato pirmajame mače į Košalino klubo krepšį įmetė 21 tašką. Lenkijos supertaurės varžybose, beje, Radono Rosa komanda Zelionos Guros krepšininkai įveikė vos 1 tašku. Šemislavas Zamoiskis grąžina kamuolį į žaidimą, bei su vairiais klubais yra net 7 kartus tapęs Lenkijos čempionu. Žaidė Lenkijos rinktinė Europos čempionate, čia atliko daugiau antrailį vaidmenį, vidutiniškai pelnydavo po 4 taškus. Bostas klysta, galima bėgti, 3-1 greitajame puolime, Kalniečio perdavimas Renaldui ir Seibutis iš po krepšio, jis išveda į priekį Lietuvos komanda. Nepilnos 3 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Pažiūrėkime, ką puolime daro aikštės šeimininkai. Jevtokas nespėja sugrįžti prie Dejano Borovniako, buvusio Vilniaus Lietuvos Ryto žaidėjo. Turbūt pamenate, kai jis rungtyniavo Lietuvos Ryte. Žaidė tikrai silpnokai, atrodė nelabai glaudžiai susijęs su krepšiniu, tačiau paskui netikėtai atgimė šis serbas, kai solidžiai rungtyniavo ir Saloniko Ario komandoje, toje pačioje
Zelionos Guros ekipoje, į kurią sugrįžo po pertraukos. Ir dabar yra tikrai svarbus veikėjas Lenkijos klube. Olivier Hanlonas aikštėje, pat kaip ir Brokas Motumas. Kad 2:23, kol kas visiškai lygi kova. Matišas Ponitka. Na, teko kalbėtis ir su Kęstučiu Kemzūra prieš šias rungtynes. Treniravo šį žaidėją, taigi negailėjo šiltų žodžių. Buvęs Lietuvos rinktinės treneris apie šį krepšininką, sakė, tvirto charakterio, tikras kovotojas, be galo atletiškas, šoklus, darbštus žaidėjas. Na ir prognozuojama Mateušai Ponitkai labai šviesi ateitis. Būdamas 22 metų ir psichologiškai yra tvirtas krepšininkas, galbūt reikėtų pagerinti šiek tiek metimą iš distancijos. Keitimas šeimininkų komandoje. Aikštėje Karolis Grušeckis, dar vienas Lenkijos rinktinės narys. Epizodiškai žaidė Europos pirmenybėse. 10-13 atsilieka kauniečiai ir Pocius prie baudų metimų linijos. Pastarosius keletą metų labai dažnai traumos kamavo Martyną. Na ir viliamės, jog jis atsigaus Kauno Žalgirį ir vėl pamatysime tą seną tikrai Martyną Pocių. Vienas tiklus baudos metimas iš 2. Aktyviai ginasi savo aikštės pusėje kauniečiai. Dybostas su kamuoliu praėjusį sezoną žaidė Turkijoje ir puikiai atsimena Renaldas Seibutis. Ir kelia gana liūdnų prisiminimų šis krepšininkas Renaldui, nes Trabzonspor klubas Turkijos čempionato ketvirtfinalyje tik netikėtai nugalėjo Darüşşafaka komandą su Renaldu Seibučiu. Čia žingsniai. Juodkalniečiai nemaniai Džurišičiui. Jis nežaidė pirmosiuose Lenkijos čempionato rungtynėse, toli gražu nėra pagrindinis Stelmet komandos žaidėjas. Pocius braunasi prie krepšio, nepataiko, nepavyksta ir pakartoti kamulio. Labai sunkiai klostosi rungtynė Žalgiriui. Vėl pralaimėta kova dėl atšokusio kamulio. Na, kita vertus, šiek tiek pasisekė Dejanui Borovniakui. Kamuolys jam atšoko labai patogiai. 2009-2010 metų sezoną vilkėjo Lietuvos Ryto marškinėlių šis serbas. Eurolygoje rinkdavo po 5 taškus, atkovodavo po 3,5 kamulio. Pernai rungtyniavo Sankt Peterburgo Zenite. Neblogai meta baudas Dejanas Borovniakas. Na, kai 12-13 metų sezoną jis atstovavo Zelionos Guros komandai Europos taurės varžybose, vidutiniškai rinkdavo po 16 taškų. Sunku patikėti, bet taip yra. Minutė iki kėlinio pabaigos. Žalgiris turi 4 taškų deficitą. Motumas iš toli jau iš anksto buvo matyti, jog metimas bus netaiklus. Prasiveržė pro Martyną Pocių Dybostas ir pražanga. Turkijos čempionate jis buvo naudingas Trabzonsporo komandai. Bet Turkijos pirmenybėse kažkodėl labai prastai metė baudas, nors anksčiau per savo karjerą baudas mesdavo kur kas geriau. %55 taiklumas buvo Turkijos čempionate, dabar pataiko vieną baudą iš 2.
Šiau yra žaidęs NBA plėtojimuose lygoje, yra rungtyniavęs Venezueloje. Kalnyje Podgoricas Budučinas komandoje, Hanlonas. Tumas įkiša kamuolį po krepšiu Jeftoko ir reikėjo formalumą atlikti Žalgirio veteranui. Dar viena pražanga. Žalgiris nepagauna savo žaidimo. O pirmosios rungtynės iš ties yra labai svarbios ir psichologiškai, dar svarbios ir dėl to, jog grupė yra tikrai pajėgi. Tikrai nemaniau turbūt ir daugelis jūsų, kad Izmiro komanda, kurią po praėjusio sezono paliko daug pagrindinės sudėties žaidėjų, namie nukals Barceloną. Vieną baudą pataiko Karolis Grušeckis. 17-13, gana nerezultatyvus pirmasis kėlinys. Hanlonas marinuoja laiką. Dar nelaikas atakuoti. 9-8 sekundės. Jeftoko užtvara. Hanlonas kaip lengvai prasiveržimu supjausto varžovų gynybą. Ir žingsniai. Ir Žalgiriui lieka dar 2 sekundės. Galima išlyginti rezultatą, galbūt net jį ir persverti. Pažiūrėsime, koksgi dabar bus derinys. Tokiose situacijose, aišku, turi derinį Kauno Žalgiris. Hanlonas atliko normalų metimą. Gaila, jog nepataikė. Aidis Sirena fiksuojanti pirmojo kėlinio pabaigą. 17-15 pirmauja Zelionos Guros komanda. Trumpa pertraukėlė. Žalgiriui Jankūnas 6. Hanlonas. Seibutis. Oi, kokia Renaldo klaida. Ir čia jau panašu į nesportinę pražangą. Gerai, kad arbitras griežtai nenubaudė Olivier Hanlono. Na, drąsiai buvo galima skirti nesportinę. Na taip, labai kita šiurkštoka pražanga. Ir Dipostas prie baudų metimų linijos. Šoklus, greitas, techniškas gynėjas. Tai neblogas Telmet komandos pirkinys. Tikslus metimas, Motumas pamušė kamuolį, tačiau pirmasis jį pačiumpa Nemanė Džurišičius. Ir 20-15. Penktasis šeimininkų puolime atkovotas kamuolys. Tokas prašo kamuolio, ir šį dvigubinamą gynybą. Aišku, be reikalo, nuo to mums tik geriau. Manau, Borovniakas galėjo pats pabandyti apsiginti. Ir Motumas smeigė tritaškį 20-18. Kaip ir sakiau, jeigu nepavyksta greitai užpulti, gana ilgai laiko kamuolį Lenkijos čempionai. Gerai, kad jį praranda. Minutė prabėgo antrajame kėlinyje. Mantas su kamuoliu. Motumas bandė statyti užtvarą. Kralo skersas perdavimas Hanlonui. Ulanovas. Prasiveržimas. Geras perdavimas. Ulanovas ištampė varžovų gynybą ir rezultatas lygus 20-20. Baustas. Grušeckis. Borovniakas. Deinas Borovniakas, kai žaidė Lietuvos Ryte, išsiskyrė savo
lėtumu, išsiskyrė savo silpnomis kojomis. Jau patobulėjo per tą laiką šis serbas, dabar klaida. Kol kas dažniau klysta Lenkijos komanda. Nuolat dvigubina Stašo Filipovskio auklėtiniai, nesvarbu prieš ką. Prieš Ulanovą, prieš Jevtoką. Įdomus, netikėtas sprendimas. Ką ir kalbėjau, kad kartais rizikuoja gindamėsi Lenkijos čempionai, stengdamėsi dvigubinti arba perimti kamuolį. Ir taškai su pražanga. 22-20. 20 prabėgo antrajame kėlinyje. Ir minutės pertraukėlė, kurios prašo Stašo Filipovskis. Kol kas vargsta žalgiriečiai pirmosiose Eurolygos rungtynėse. Na, gar dabar pamatysime žalgiriečių spurtą. Tikėsimės, jog šiose rungtynėse ne už kalnų. Košarekas. Ėjo Mantas. Borovniekas. Duoda kamuolį G.R. Reynoldso ir kaip dabar Jevtokas privalėjo išrašyti stogą varžovai, kuris už Jevtoką žemesnis galva. Amerikietis ilgai laikėsi ore ir mažina atsilikimo iki vieno taškelio. Motumas. Mėtis ant uselio Jevtokui. Koks perdavimas kairė ranka. Na, čia pasisekė žalgiriečiams. Žaidė ties klaidos riba svečiai, kad atšoko kamuolys ir 26-22. Toks buvo stulbinamai netikėtas, kiek avantūriškas Roberto perdavimas. Borovniekas. Ir pražanga. Atrodo, serbui puolime atsistūmė ranka jis nuo Roberto, taip. Lėtokas Borovniekas silpnokai žaidžia ir nugarą į krepšį. Tai lengvai jį turėtų suvystyti Žalgirio veteranas. Čia veteranas, Lenkijos krepšinio garsenybė Šimonas Ševčikas. Yra žaidęs Eurolygoje prieš 10-metį, kai atstovavo Liublianos Olimpijos ekipai. Na, krepšininkas, kuris mėgsta trintis prie tritaškio linijos, svaidyti iš toli, kuris tiek vengia kontaktinės kovos. Galėjo Jevtokui atlikti perdavimą Mantas. Robertas Jevtokas iš vidutinio nuotolio. Labai netaiklus metimas, na, iš tokio atstumo reikėtų pataikyti bent į lanką. Aišku, metimas iš vidutinio nuotolio tikrai nėra Roberto Jevtoko stipriausia žaidimo pusė. Baigėsi atakai skirtas laikas. Žalgiris turi 4 taškų persvarą, tačiau aišku, jį labai trapi. Po driblingo netaiklus, nepataikė G.R. Reynoldsas. Halonas. Košarekas. Ir Halonas. Reikia pataikyti visiškai laisvam kanadiečiui. Tęsia ataką svečiai. Mantas žaidė su kamuoliu. Halonas, sudėtingas metimas, kamuolys išsipjauna iš lanko. Ponitka užmina.
užmina liniją. Matiušas Ponitka praėjusius 2 sezonus praleido Belgijoje Ostendės klube. Čia gana stiprus perdavimas, kurio nepagauna Brokas Motumas. Vaikiška, tiesiog vaikiška klaida. Manau, jog labai gerai, jog pirmasias rungtynės Žalgiris žaidžia būtent su Lenkijos komanda, kurią reikia įveikti, kuri yra silpnesnė. Prasižengia Lukašas Košarikas. 2007 metais jis debiutavo Lenkijos rinktinėje. Grįžta Seibutis, keičia Edgarą Ulanovą. Sužaista beveik pusę antrojo kėlinio. Ai, oi! Vos neišsaugojo kamuolio Olivier Hanlanas, bet ir vėl padrika. Chaotiška kauniečių ataka. Prarado kamuolio kontrolę kanadietis. Ir Košarikas pradeda pozicinę aikštės šeimininkų ataką. Rodo, kokį reikia atlikti derinį. Žalgirio treneris skautas Beržininkaitis kalbėjo apie Zelionos Gūros komandos puolimo taktiką. tą vieną ypatingą derinį, kuris skirtas perimetro žaidėjams, kai du variantus puolime turi Zelionos Gūros klubas, kai nusileidžia, po to pakyla į viršų. Stelmet komandos mažyliai ir vienoje ir kitoje pusėje užtvaras stato jiems aukštaūgiai. Pavėluotas teisėjo sprendimas, galėjo ir nešvilpti teisėjas, tačiau pažeista dvigubo varimo taisyklė, klysta. Labai apmaudžiai Mantas ir rezultatas jau kurį laiką nesikeičia. Matome, kad tuščių vietų nemažai, tačiau triukšmo lygis čia Halo Zeliono Gūro arenoje yra labai aukštas. Lekavičius aikštėje stabdo kamuolį koją. Reikės kažkaip išlaviruoti Gintarui Kaurapikui, jeigu Lukas Lekavičius šį sezoną tik epizodiškai pasirodys aikštėje, tarkim, žais ir po 80 minučių, tai bus ir psichologinis smūgis Lukui ir aišku, žaidybinė praktika. Didžiulį vaidmenį jis komandoje vaidino praėjusį sezoną. Aišku, Mantas labiau patyręs, aukštesnio lygio žaidėjas. Žaidėjo pozicijoje gali žaisti ir Olivier Hanlanas, kartais ir Renaldas Seibutis. Šiau, manau, tikrai nereikėtų užsodinti Luko Lekavičiaus. Teko atidžiai stebėti rungtynes su Klaipėdos Neptūnu, kai Lukas buvo pakeistas netgi po puikios atkarpos, netgi ir tada, kaip puikiai gynasi. Na, iš kitos pusės dar tik sezono pradžia ir tikimės, jog Žalgirio treneriai žino, ką daro. Seibutis pataiko pirmąją baudą ir 27-22. Plius 6 turi Žalgiris ir pastinka varžovus nuo galinės linijos. Šarikas įžaidinėja kamuolį, Reinoldsas žaidžia antruoju numeriu. Derinys ir Ponitka kamuolį gauna ant uselio. Nugarai krepšį prieš Seibutį. Škai ir pražanga, pritrūko jėgos, pritrūko atletizmo Renaldui Seibučiui. Per jėgą pralaužė jo gynybą Matiušas Ponitka.
Manau, jog reikėjo prasižengti anksčiau. Tik 22 metai Matiušui Ponitkai. Beveik nebejoju, jog greitai jis žais vienoje iš elitinių Eurolygos komandų. Žalgirio derinys. Stringa kauniečiai puolime. Gera aikštės šeimininkų gynyba, klėsta Lukas ir dėjimas iš viršaus. 27-28. Netikslus perdavimas Renaldui ir pabėgęs Matiušas Ponitka baudžia žalgiriečius. Vytaro Krapiko minutės pertraukėlė. Į 3:13 iki antrojo kėlinio pabaigos. Ir Kalnietis pradeda Žalgirio ataką. Žiūrėsime, ką Žalgiris darys puolime. Manovas Lukui. Ir dėl to įkišo kamuolį Jankūnui Lekavičius. Antrasis Pauliaus bandymas nesėkmingas. Keščia rankomis prašo pražango Žalgirio sunkusis puolėjas. Teisėjas Švilpukas tyli. Gricaniukas prašo kamuolį. Ir čia Lekavičiaus pražanga prieš Matiušą Ponitką. Aišku, kur kas sunkiau įsitraukti į žaidimą Lekavičiui, ko gero bus šį sezoną. Nelengva ilgai sėdėti ant suolo, paskui žaisti 4-5 minutės, po to vėl ilgesniam laikui sėsti. Paskutinė sekundė metimas netaiklus ir pražanga. Apsigynė žalgiriečiai. Na, Žalgirio gynyba tikrai, sakyčiau, pusė velnio, tačiau puolimas tikrai kol kas skurdokas. Mažokai pelnyta taškų ir Paulius mes 2 baudas. Žalgirio Jankūnas pelnė 6 taškus. Visus pirmajame kėlinyje Olivier Hanlonas surinko 8. Šeimininkams 7. Matiušas Ponitka. Ramiai Jankūnas sumeta abi baudas, 30-27. Žalgiris šiandien jau atliko 9 rezultatyvius perdavimus. Tuo tarpu Lenkijos čempionai tik 3. Gal Košarikas. Užtvara jam ir nepakilo laiku. Janas Vajukas reikėjo skaityti žaidimą. Graikui iš karto kilti aukštyn. Jog Žalgirio treneriai turėjo akcentuoti tą faktą, jog Lukašas Košarikas gali mesti ir pataikyti po driblingo. Čia dovanėlė Žalgiriui. O rezultatas jau lygus. Zoninė Stelmet gynyba. Rizikingas Vajuko perdavimas, bet jis pasiekė adresatą ir verčia taškus iš po krepšio Paulius. Tvara čia, dar viena bandymą žaisti 2 prieš 2. Kairė ranka meta, gerai, kad pro šalį Adamas Gricaniukas. Lukas vėl klysta. Apie ką ir kalbėjau.
Ilgai sėdėjo ant suolo Lekavičius, galbūt šiek tiek sustingo, sušalo. Aišku, atsiranda noras per tą trumpą atkarpą pasirodyti kuo geriau. Atsiranda įtampėlė ir pasipila klaidos. Ir prasidėjo paskutinė antrojo ketvirčio minutė ir Zelionas Guros arenoje. Dar 1 minutės pertraukėlė. Žalgiris iš esmės pagerino kovą dėl atšokusių kamuolių antrajame kėlinyje. Dabar pagal šį statistikos rodiklį kauniečiai netgi pirmauja 14-13, tačiau ir toliau visiškai lygi kova vyksta. Šarekas Ceniuko užtvara. Čia Ceniukas išleidžia Matiušą Ponitką. Štai toks derinys, tačiau neiššifravo žalgiriečiai. 33 sekundės lieka. Turės laiko surengti ataką ir svečiai. Netikslus metimas. Ir ką, pražanga Brakui Motumui. Gaila, labai gaila. Ir metamos baudos. Dar laiko atakai turės ir arenos šeimininkai. Vladas Moldovianų prie baudų metimo linijos. Štai Karolis Grušeckis. Moldovianų praėjusią sezoną rungtyniavo Zgoželeco Turov komandoje, kitame Lenkijos klube. Buvo vienas šios ekipos pagrindinių žaidėjų. Tas krepšininkas, kuris irgi mėgsta mesti tritaškius. Yra žaidęs garsime Italijos klube kaip Treviso Benetonas. Ojojoj, kamuolys krepšyje. Netitverėme varžovų ir Adamas Gricaniukas. Stelmet priekyje 32, 33. Motumas iki galo. Gerai būtų nors 1 taškeliu laimėti pirmąją žaidimo dalį. Jevtokas. Kur Jevtokas? Dabar skaitė ginamaisiais. Ir čia pagalbos, reikėjo pagalbos ir jo nesulaukė. Jos nesulaukė Robertas Jevtokas. Karolis Grušeckis išnaudoja greičio pranašumą. O ką, Halanas pagąsdino, jog prišoks prie Grušeckio, vėl atsitraukė atgal, nesuprantamas kanadiečio veiksmas gynyboje, taigi prastokai Žalgiriui pirmoji rungtynių dalis. Na, kita vertus, tikrai ne tragedija, niekas neprarasta, 34-35, vos 1 tašku atsilieka žalgiriečiai. Dabar pailsėkime ir maždaug po 10 minučių mes grįšime į Zelioną Gurą. Kita Žalgirio problemėlė, jog daugokai leidome varžovams atkovoti kamuolių po savąją lentą. Oficialiame protokole užrašyta 6 kamuolius puolime nusiėmė Lenkijos čempionai. Man pasirodė, kad netgi buvo daugiau. Kartais žiopliškos klaidos, neatitverėme oponentų nuo krepšio. Ponitka, per sudėtingas metimas, netaiklus ir pražanga Edgarui Ulanovui. Atrodo, kad taip. Taigi, jeigu pažvelgtume į komandinius statistikos rodiklius, į akis krinta kur kas geresnis Žalgirio dvitaškių taiklumas, 57%, šeimininkų 43%, Žalgiris pataikė tik 2 tritaškius, iš 8 šeimininkai 2 iš 5, kova dėl atšokusių kamuolių vyksta apylygiai ir čia taškai. Vladas Moldovianų. Rumunas pliurina tritaškį ir +4 turi.
Tašo Filipovskio auklėtiniai. Labai aktyvi gynyba savo aikštės pusėje. Jie, kaip minėjau, per pirmosius du kėlinius savotiškai rizikuoja. Stelmet krepšininkai dvigubindami gynybą, ko ne prieš kiekvieną žalgirietį, kuris yra arčiau krepšio, bet tokiu būdu Lenkijos komanda stengiasi išbalansuoti žalgiriečių puolimą. Galbūt tikisi šeimininkai, kad svečiams kils pagunda kuo greičiau atlikti metimą, rengti trumpas atakas ir štai čia dar viena klaida. 12 klaidą padaro Žalgiris, 9 kartus suklydo Zeliona Gura. 13 baudų metė Stelmet ir tik 7 Žalgiris. Jau kauniečiai atliko 11 rezultatyvų perdavimų ir vos 3 Zelionos Guros žaidėjai. Na, tačiau tai tikrai nesmė. 5 kamuolius jau perėmė Lenkijos čempionai, kauniečiai kur kas mažiau. Apsigina Motumas. Na, esant galimybė, reikia traukti kuo greičiau į priekį. Pozicinėme puolime labai sunkiai renka taškus kol kas žalgiriečiai. Rokas Motumas veržėsi ir žingsniai. Toks yra teisėjo sprendimas. Į dešinę pusę veržėsi kairiarankis Žalgirio Australas ir nėra įpratęs tą daryti labai dažnai. Galbūt dėl to dabar pažeidė taisyklės. Šeimininkams Ponitka ir Košarikas pelnė po 7 taškus, Moldovianų jau surinkęs yra 9, Žalgirių Jankūnas pelnė 10. Pražanga prieš Dejaną Borovniaką. Nuostabu, jog serbas nepataikė, tai galėjo ir 3 taškus pelnyti vienos atakos metu. Beje, Kalnietis per 18 minučių praleistų per pirmosius 2 kėlinius nepelnė nei vieno taško. Sunku patikėti, bet Mantas nei karto nemetė į krepšį per 18 minučių. Neįtikėtina. Jau atliko jis 5 rezultatyvius perdavimus, tiesa padarė 3 klaidas. Dejanas Borovniakas yra neblogas baudų metikas. Olivija Hanlanas yra pelnęs 8 taškus. Lekavičius 0, Pocius 1, kaip minėjau, Kalnietis 0. Ulanovas 0 per 14 minučių. Ir Žalgiris turi jau 6 taškų deficitą. Judri, kibi. Šeimininkų gynyba. Motumas laisvas, reikia pataikyti tą ir daro Australas. 40-37. Beje, šiuo metu vyksta dar 2 rungtynės. Fenerbahče Ulker netikėtai namie pralaimi Miuncheno Bayernui 49-59. Na, o Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Chimki krepšininkai beveik triuškina Madrido Realą 58-43. Nepaisant to, jog Aleksejus Švedas neseniai apsilankė naktinėme klube. Šarika. Puikiai valdo kamuolį šis Lenkas. Štai toks metimas. Beveik iš Rubinės, netaiklus, o jų kasimo kamuolį atiduoda Mantui ir čia sąmoningai prasižengia J.R. Reynoldsas. Adrijos lygoje praėjusią sezoną vidutiniškai rinkdavo po 13 taškų. Gerai meta baudas, neblogai tritaškius. Veržlus žaidėjas. Matumas Kalniečioj ir pro šalį. Kas, sakyčiau, žaidimas vyksta pagal Lenkijos klubo scenarijų. Taip, Borovniakas žingsniuoja.
Europos taurės varžybose atstovavo Sankt Peterburgo Zenitui, jis rinkdavo po 10 taškų, duodavo po 6 kamuolius. Ir Salonikų Arija, kai ten rungtyniavo, buvo vienas svarbesnių veikėjų, Motumas. Na, reikia kažkokių kitokių variantų, galbūt ant Tuselio įvesti kamuolį Janui Vujukui, nes tas tritaškių drabstymas gali prie gero ir neprivesti. Vujukas vagia kamuolį. Spėja. Varžovai nutraukti graiko ataką. Bet bravo Vujukui, pasirodo greitas rankas turi graikas, vis dėlto aišku jį pasivijo. Gia Reynoldsas išmušė kamuolį. Bet Vujukui galima įrašyti pliusą už gerą gynybą. Kažkokie susikausę kol kas kauniečiai. Vujuko užtvara Renaldui. Sudėtingas metimas ir vėl netikslus. Ir Vujukas stumia rankomis varžovą. Kol kas iš esmės niekas nesikeičia aikštėje, apylygė kova, bet žalgiriečiai ir toliau turi nedidelį deficitą. Šiame mače reikia žūtbūt imti pergalę, nes galima sukomplikuoti savo padėtį, nors tik pirmasis mačas. Čia jau kalbėjau ir visi žinote, kokia pajėgi yra Žalgirio grupė. Rumunas Moldovenų kelia mums nemažai bėdų. 42-37. Tai kaip Hricaniukui padeda komandos draugai. Depautą bandė pritaikyti Hricaniukas, vėlavo grįžti prie tiesioginio savo oponento. Ir pasaugojo į kolegos. Vujukas. Tai Bučiui. Kokia aktyvi gynyba. Savotiškas presingas savo aikštės pusėje. Neteisus sandamas Hricaniukas. Na, netgi sakyčiau, šiek tiek abejotina pražanga. Buvo kontaktas. Galima buvo švilpti šią baudą, galima ir ne. Gerai, kad arbitras fiksavo pražangą. Vujukas. O labai toli nuo krepšio nusprendė virštis ir Hricaniukas nesudirbo kojomis gynyboje, prasižengė. Na, labai panašus vienas į kitą pagal žaidimo stilių ir netgi pagal lygį. Gia Reynoldsas ir Demarkisas Bustas. Nuolat keičia vienas kitą. Hanlanas. Pats iki galo, vėl pro šalį. Kamuolį teisėjai atiduoda žalgiriečiams. 4,5 minutės sužaista trečiajame kėlinyje. Tomasai Bučiui. Gerai ginamaisiais keičiasi aikštės šeimininkai, judri gynyba. Sakyčiau, galbūt kauniečiai per dažnai bando žaisti pick and rollą. Galbūt reikia pabandyti kartais žaisti vienas prieš vieną, be jokios komandos draugo užtvaros. Tai Butis vėl stringa varžovų gynyboje.
Tai kokybiška Zelionos Guros komandos gynyba. Borovniekas. Šarekas Borovniekoj. Gerai, jog prametė nedengiamas serbas. Ir pražanga Vladui Moldovenų. Jų trečiasis kėlinys labai sudėtingas Kauno Žalgiriui. Tai Butis per 18 minučių yra pelnęs tik 4 taškus. Toks kartais man susidaro įspūdis, jog kai puola Žalgiris, labai trūksta erdvės žalgiriečiams puolime, galbūt dėl to, jog jis bando pastatyti į užtvarą vieni kitiems, tuo tarpu aikštės šeimininkai puolime stengiasi žaisti labai plačiai, ilgai laiko kamuolį ir vis suranda kokį plyšį spragą kauniečių gynyboje. Na ir beveik nematome ir toliau greitų kontratakų ir nematome, jog būtų įvedamas kamuolys. Žalgirio vidurio puolėjams, Antuselio ar Jeftokui ar Vujukui. Kairė ranka nepataiko Ponitka, pats ima kamuolį. (44-39). Vėl Ponitka nebuvo atitvertas nuo krepšio. Gerai juda gynyboje. Tašo Filipovskio auklėtiniai. Čia pražanga. Milivoja Jovčičius. Jau metamos baudos. Rokas Motumas yra pelnęs 8 taškus, kovoja tik vieną kamuolį. Lukas Lekavičius šiandien žaidė vos 3 minutės. Aikštėje iš Kauno komandos žaidėjų nepabuvojo tik Kasparas Vecvagaras. Šarekui pastatyta užtvara, pats galėjo mesti Lenkas, renkasi perdavimą, atakai 7 sekundės. Daniuko užtvara. Ir Hanlonas apsigina, privertė mesti iš sudėtingos situacijos dabar Bostą. Tokias gynybinio stiliaus darbinės rungtynės. Mes labai sunkiai klostosi kol kas Kauno Žalgiriui. Saniukas prie tritaškio linijos, iš toli jis beveik niekada nemeta. Košarekas, atrodo, buvo praradęs pusiausvyrą, metė persikreipęs. Čia jau gali pataikyti tokius metimus. Ilgametis Lenkijos rinktinės žaidėjas. Tas mačas vyksta pagal šeimininkų scenarijų. Kalnietis jau tokia neparuošta ataka ir žiūrėkime, niekas nebuvo pasirengęs iš svečių kovoti dėl atšokusio kamuolio. Šarekas labai staigiai išleidžia kamuolį ir pataiko Lukašas Košarekas. Rekordinė Zelionos Guros ekipos persvara šiandien ir Žalgirio trenerių štabas prašo minutės pertraukėlės. Košarekas, 31 metų, galima sakyti, veteranas, jau Žalgiriui atseikėjo 12 taškų. Tai puikiai Stelmet gynyba. Roberto Kablės ir vėl netikslaus metimas. Labai drausmingai pozicinėme puolime žaidžia Arenos šeimininkai.
Ir paskubėjo Bostas, išsaugotas kamuolys ir čia fantastiškas metimas. 52-41. Liūdno žinio Žalgiriui. Taip tragiškas šis kėlinys. Pralaimime 7-17. Hanlanas per jėgą, per kančias, per varžovų rankas atakavo kanadietis. Lietė jo ranką Adamas Gricaniukas. Laisvumo žalgiriečių veiksmuose trūksta šį vakarą. Kas solidesnį, tiesiog solidesnį krepšinį demonstruoja Stelmet ekipa. Antras Jeftoko bandymas. Netikslus metimas. Ir kamuolys atitenka Lenkijos čempionams, kurie šiandien kol kas palieka labai gerą įspūdį. Dešimties taškų skirtumų ketvirtį laimė Zelena Gura. Bostas laikosi žaidimo drausmės pozicinėme puolime. Stelmet klubas, galbūt išskyrus šį atvejį, kai vienas pats atakavo D. Bostas, piknaudžiavo individualiais veiksmais, į kairę veržėsi Hanlanas, numetamo atumui. Tragiškas Žalgirio krepšininkų pataikymas trečiajame kėlinyje. Lieka minutė 26 iki trečiojo kėlinio pabaigos. O Fenerbahčė Ulker jau įsiveržė į priekį. Mačia su Müncheno Bayernu 60-60, o Chimki toliau užtikrintai pirmauja prieš Madrido Realą 62-49. Filipovskis yra pralaimėjęs Lenkijos pirmenybių finalą Tomui Pačesui, kai Pačesus treniravo Prokom komandą, o Filipovskis dirbo su Zgoželeco Turovu. Bet ir Pačesas, ir Kęstutis Kemzūra, ir Mindaugas Budzinauskas, visais teko kalbėtis, visi yra dirbę Lenkijoje, tikrai labai geros nuomonės yra apie šį strategą. Prameta baudą Šemislavas Zamoiskis. Antrą sezoną rungtyniauja čia Zelenos Guros ekipoje. Ir vėl pro šalį. Turime -10. Pagaliau kamuolys krepšyje. Ir vėl tokiu gana greitų penketų žaidžia aikštės šeimininkai. Iš lėtesnių žaidėjų yra tik dabar Adamas Gricaniukas. Pat ir Žalgiris rungtyniauja be tipiško centro. Nėra nei Jeftoko, nei Vujuko. Gal ir iš karto reikėjo taip daryti. Ir matomas nespėja paskui vikresnį Dybostą, pražanga. Iššuklus, labai vikrus yra šis gynėjas. Praleido Australas varžovą į dešinę ir teko susimokėti. Iš
Visiškai artėja prie pabaigos. Trečiasis kėlinys. Grafiko patarimai kalniečiui. Tikrai labai prastas mačas Žalgiriui, vis aišku, dar visas ketvirtas kėlinys, padėtį galima ištaisyti. Bet puolimas, pirmiausia puolimas tikrai labai skurdus. Pelnyti vos 44 taškai, beveik per 3 kėlinius. Ir vėl košmaras. Vėl nenusimame kamulio po netiklaus varžovo metimo. Oi, iš panosės Hanlanui dabar įmė kamulį nemanė Džurišičius, nors jis ir kur kas aukštesnis, bet Hanlanui reikėjo tvirčiau atsitverti, atstatyti nugarą, šiek tiek stumtelėti varžovo nugarą, teisėjai nefiksuotų tokios pražangos. Ir gynyboje kanadietis vėl atliko tik statisto vaidmenį. Šiandien Mantas Kalnietis toliau be taškų. Žaidimo metė 2 kartus, nepataikė abiejų tritaškių. Liko 6 perdavimus. Padarė 3 klaidas. Velniškai trūksta Manto taškų. Olekavičius toliau ant suolo. Krapikas labiau pasitikė Mantų Kalniečių, bet būtų labai negerai užsodinti Luką šį sezoną. Netikslus metimas, ačiū Dievui, 53-46 po 3 ketvirčių. Pirmauja Zelionos Guros klubas. Ir liūdnokas vaizdelis Zeliono Guroje. Trečiai kėliniui Žalgiris pralaimėjo 12-18. Kaip oro trūksta greito žaidimo. Nežinau, Krapikui geriau matyti, bet man rodos galbūt ir Lekavičiui reikia suteikti šansą. Mantas beveik nežiūri krepšį. Ir mano nuomonė, kartais Žalgiris tiesiog žaidžia galbūt per sudėtingai puolime, galbūt nereikia stengti žudbūt atlikti derinio, reikia žaisti paprasčiau, daugiau rungtyniauti 1 prieš 1. Trumpesnė ataka, Paulius Jankūnas, 53-48. Taip, Lukas padarė 2 klaidas, bet netyčia jis suklydo. Nuvija Hanlanas. Matoma užtvara čia. Jankūnas ant tuselio, nugarą į krepšį ir čia jau savo stichijoje Paulius. Provokuotų pražangų meistras yra Paulius Jankūnas. Sąmoningas kontaktas, šoka atgal ir 2 baudos metimai. Toks teisėjas sprendimas. Šiandien puolime labai nesiseka Edgarui Ulanovui, žaidė net 17 minučių. Nepelnė, nė taško prametė. Abu 2 taškius, tiesa atliko Edgaras 5 perdavimus. Ujukas žaidė 12 minučių, Jevtokas 15. Sakyčiau, gal šiandien netgi būtų geresnis variantas ilgą laiką žaisti Žalgiriui. Skritai be tradicinių vidurio puolėjų, o su 2 sunkiaisiais kraštais. Ir 3 taškai, 56-49.
Moldovenų. Pelno 14 tašką. Hanlanas. Tačiau Žalgirio žaidime šiandien šiek tiek trūksta balanso. Per daug imasi iniciatyvos antrosios linijos žaidėjai. Prieš tai matėme, jog Jankūnas gavo kamuolį ant Uselio. Beveik negavo kamuolių nei Jevtokas, nei Vujukas, nors jie nėra žaidimo nugarai krepšiasai, bet vis tiek reikia, manau, daugiau įvairovės puolime. Menį pozicinį puolimą 56-49. Nepelnant lengvų taškų, nėra greitų kontratakų. Tai per didžiulės kančias gimdo taškus žalgiriečiai viso mačo metu. Tik netikslus perdavimas Pauliui ir čia nepagavo kamuolio Hadlonas, nors tikrai galėjo tą padaryti. Daugiau nei 2 minutės prabėgo ketvirtajame kėlinyje. Pozicinis puolimas, vėl, gero, niekur neskubės aikštės šeimininkai. Bostas su kamuoliu. Daven uždara, pick and popas. Pašokdytas Hanlanas ir kamuolys krepšyje. Šiandien Žalgirį neviltį varo rumūnas Vladas Moldovenų. Ir Gintaras Krapikas nebeturi kantrybės žiūrėti į aikštę ir prašo minutės pertraukėlę. Atsiliekame 9 taškais. Renaldas su kamuoliu. Halanas pagaliau pralaužė ledus kanadietis. 58-52. Dabar dirbam gynyboje. Kokia nereikalinga Motumo pražanga. Prilaikė ranką varžovą. Baudos dar nemetamos. Bet laiko daug ir tokios pražangos paskui gali brangiai kainuoti. Ir Hanlanas atimo kamuolį be pražangos iš Karolio Grušeckio. Sėkmingas jo epizodas ir gynyboje, po driblingo meta Renaldas. Ir trumpas metimas. Iškrapšto kamuolį Edgaras Ulanovas. Naujas atakos laikas. Paulius braunasi prie krepšio, netikėtas, geras perdavimas Motumui. Ir tik -4. Laiko dar Marius. Na, čia jau nieko nepadarysi. Mesomis pataiko Gia Reynoldsas. Be rankas ilgai laikėsi ore. Tikrai jokių priekaištų Žalgirio gynybai. 60-54. Chimki gerai iškovos pirmą pergalę. Ir turbūt lengvai įveiks Madrido Realą. 77-63 ten artėjant prie pabaigos ketvirtajam kėliniui, o Fenerbahče Ulker veikia Müncheno Bayerną. Nelengvai. Jankūnas nuo lentos. Kovo tęsiasi 60-56.
Reinoldsas nutraukė jo perdavimą Ulanovas. Aktyvino gynybą kauniečiai šeimininkų atakai. Lieka 9 sekundės. Iki kėlinio pabaigos. 5:23. Ir minutės pertraukėlės. Dabar paprašė Sašo. Taigi vis dar niekas neprarasta šį vakarą. Laiko tikrai daug. Neramina tai, jog žalgiriečiai jau leido varžovams puolime atkovoti net 11 kamuolių. Atrodo, tos bėdos dar paveldėtos iš praėjusio sezono. Jau 15 klaidų padarė svečiai. Pick and popas, tai už to rastatės. Paulius Jankūnas nejudėjo baudos aikštelės link, o atšoko prie tritaškio linijos, bet ir vėl netikslus metimas. Šarikas. Reinoldsas. Šarikas po driblingo. Meistriškas metimas. Net aukščiausio lygio, daug aukščiausio lygio gynėjo nėra įvaldę tokio metimo, staigiai sustojus po driblingo. Lukašas Košarikas yra šios ryties meistras. Rezultatyvus atsakymas Seibutis ir 62-59. Puikiu driblingu pasižymė Košarikas. Borovniakas nėra ir Vanlonas ima kamuolį. Netgi dabar galima išlyginti rezultatą. Stenant, vargstant, sukandus dantis. Reikia išplėšti pergalę šį vakarą. Halanas, niekas jam netrukdo. 62-62. Atgyja Kauno Žalgiris ir susiraukęs Sašo Filipovskis prašo minutės pertraukėlės. Žalgirio krepšininkai keliasi iš numirusių 16-9, laimi ketvirtą kėlinį. Gintaras Krapikas akcentavo, jog turime tik vieną pražangą šiame ketvirtyje. Esant reikalui gali. Košarikas. Ir padeda Hanlonui Paulius Jankūnas, pasistiebęs rašo stogą Košarikui. Atrodo geresnė Žalgirio žaidėjų ir psichologinė būsena. Jie perėmė iniciatyvą. Pražanga prieš Jankūną. Moldovenų pražanga. Ir lieka 3 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Viskas 5. pražanga ir šiandien tikrai kokybiškai savo darbą atliko Rumunijos krepšininkas, pelnė 16 taškų. Perėmė 4 kamuolius moldovenų. Valonas. Atrodė jau klimpsta varžovų gynyboje. Gerai, kad pražanga. Reinoldsas čia Dejanas Borovniakas. Pelnė 6 taškus, atkovojo tik 2 kamuolius, tačiau pačiu svarbiausiu momentu būtent jis yra aikštėje. Roberto užtvara Mantui. Valonas. Kairė veržėsi, Čokės meta. Gal kiek ir papiknaudžiavo individualių žaidimų kanadietis. Nepailstantis Košarikas. Vėl labai ilgai laiko kamuolį pozicinėme puolime šeimininkai. Kalnietis prilipęs prie Košariko ir ką pražanga Mantui. Neįtikėtina, paskutinėmis
Atakos sekundėmis Kalnietis. Rankomis prilaikė Košariką. Na taip, ir šiek tiek stumtelėjo. Taip, Žalgiriui šiandien pritrūksta kantrybės, kai varžovai laiko kamuolį 22 sekundės. Trūksta kantrybės ir šiek tiek pristinga jėgų. Bravo už gynybą Olivier Hanlonui ir Seibutis. Rezultatas lygus, nepilnos 2 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Žalgirio derinį žiūrime. Mantas sunkiai juda aikštėje ir žingsniuoja. Kalnietis šiandien per beveik 29 minutės nepelnė nė vieno taško. Pervargęs Mantas. Reikėjo anksčiau, manau, įmesti į aikštę Lekavičių dar kelioms minutėms, kad šviežesnis būtų Kalnietis. Nespėja ir gynyboje. Mantas gerai, kad perdavimas šiek tiek netikslus ir kamuolys atitenka mums. Minutė 26 sekundės. Šiandien Žalgiriui 3 žaidėjai. Motomas, Jankūnas ir Halanas. Yra pelnę net 45 taškus iš 62. Psichologiškai tvirčiau turi jausti žalgiriečiai. Visada Šarūnas Jasikevičius patarinėja Gintarui Krapikui. Ajajaj! Brokas Matumas. Fantastiškas jo šuolis. Paulius jau čia turėjo pelnyti 2 taškus, tačiau kaip aukštai kyla Australas ir išveda į priekį Žalgirį. Čia Verpstė, Matiušas Ponitka demonstruoja savo individualų meistriškumą. Metamos baudos prasidėjo paskutinė ketvirtojo kėlinio minutė. Ponitka šiandien pelnė 9 taškus. Yra metęs 2 baudas, pataikęs 1. Jaunasis Lenkijos krepšinio supertalentas. Ir viskas sėda Brokas Matumas. Ir išbandymas Matiušui Ponitkui. Tikėsimės, jog bent vieną baudą jis prames. Šiaip baudas jis meta gana vidutiniškai. Neatlaiko įtampos Matiušas Ponitka. Džiugu ir smagu, antrasis jo bandymas. Ponitka beje padarė 4 klaidas ir antrasis metimas netaiklus. Verkiant reikia rezultatyvios atakos. Mantas su kamuoliu. Renaldas. Halanas. Sikeitė ginamaisiais šeimininkai. Seibutis klaidina Ponitką, nepataiko. Ojojoj, Paulius reikėjo pataikyti gerai, kad atkovoja kamuolį. Ir naujas atakos laikas 14 sekundžių, tačiau dabar lieka tik 7. Kalnietis meta persikreipęs, pervargęs, nepataiko. Hanlanui atšoka kamuolys. Wow. Kartai šiek tiek ir sekasi žalgiriečiams. Bet kita vertus tenka pripažinti, jog ketvirtajame kėlinyje pačiais svarbiausiais momentais geresnė komanda yra Kauno Žalgiris. Ketvirtąjį ketvirtį.
Gintaro Krapiko auklėtiniai laimi 18-9 ir dabar yra arčiau pergalės nei varžovai. Renaldas pataiko pirmąją baudą, nebejoju, jog pataikys ir antrąją. Taip, 66. 62. Manau, šiandien svarbiausia yra pergalė. Sezono pradžia. Bala nematė tą kokybę, įsižais dar žalgiriečiai ir minutės pertraukėlė. Žalgirio krepšininkai demonstruoja tvirtą stuburą, stiprius nervus ketvirtajame kėlinyje. Svarbiausia dabar, manau, neleisti varžovams mesti tritaškio. Jeftokas liko su Košariku, aišku, neliko nieko kito, kaip varžovų mažylį gaudyti rankomis. Geras sprendimas. Šaunuolis Robertas, jog varžovų patyrusią Masui neleido mesti iš toli, baudos dar nemetamos. Jei Ponitka paleido, Ulanovas gerai, jog šis prameta, kamuolį reikia imti. Jeftokas nepagauna Ulanovas su juo ir tai yra pergalė. Tai yra pergalė išvargta, išstenėta per alinančias kančias, darbinės, sunkios rungtynės 66-62. Pirmąją pergalę Eurolygoje šį sezoną iškovoja Lietuvos čempionai. Taip, žaidimas nebuvo kokybiškas didžiąją rungtynių dalį, taip nebuvo gražios rungtynės, bet apie ką ir kalbėjau, tai yra sezono pradžia, įsižais dar kauniečiai. Didžiąją mačo dalį atsiliko nuo varžovų svečiai, tačiau ketvirtajame kėlinyje jie parodė, kad yra pajėgesnė ekipa. 29 tokiu rezultatu ketvirtąjį kėlinį laimėjo Gintaro Krapiko auklėtiniai. Bravo, jau buvau beveik praradęs viltį, kad Žalgiris šiandien gali išsikapstyti. Paulius Jankūnas šiandien pelnė 17 taškų, atkovojo 11 kamuolių, išprovokavo 6 pražangas, surinko 25 naudingumo balus per 24 minutės. Olivier Hanlonas pridėjo 14 taškų, 4 atkovotus kamuolius, Motumas įmetė 16, sugriebė 6 kamuolius Eibučio taupiklyje. 11 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, tiesa jis padarė 4 klaidas, Kalnietis nepelnė nė taško, bet atliko 6 perdavimus. Paklausykime Gintaro Krapiko. First of all, we knew that it's very tough to play here because it's a great gym and super support, and we're struggling in the beginning, but I think we showed our experience in the EuroLeague and made a great job defensively to win the tough game, and it's very important to win first game, especially away. Gintaras Krapikas, buvo labai sunkios rungtynės, puikus buvo žiūrovų palaikymas ir pergalė lėmė gynybą ir didesnė patirtis. Taigi, visų su pergalė, mačą komentavo Vadas Čeponis, ačiū už dėmesį ir iki.